Šitą visą dalį seka gamyklos direktorius. Finansų direktorius jis norėtų sekti, bet jis dažniausiai nemoka, nežino ir nelabai sugebėtų. Marketingo direktorius? Nemanyčiau. Pardavimų žmogus? Irgi nemanyčiau. Kas visą šitą dalį žino ir kas visą šitą dalį seka? Seka vyr energetikas, gamybos direktorius, technikos direktorius ir jų vadovaujamos komandos. Kas visą šitą dalį žino? Tos pačios komandos. Direktorius, kuris gerai žino gamybą, žinau nemažai tokių, tačiau jeigu gamyba yra tikrai didelė, neįmanoma žinoti visko iki galo ir paskutinio varžtą žinoti vis dėlto yra ganėtinai sunku, ypač kuo didesnis. Todėl šitas įrankis iš principo tampa, arba visas šitas veiksmas tampa rankose specialistų, kurie gali nuspręsti ką, kada ir kaip daryti ir su kuo. Apskaita, aš sakiau, reikia kažkaip išmatuoti, kad galėtum valdyti. Apskaitą galima daryti rankinę. Ir galima daryti automatizuotą. Rankinę jūs visą turėsit susirašę, pabandykite rankinę apskaitą išanalizuoti, jeigu yra labai akivaizdžios klaidos. Tokiu atveju jūs tikrai surasite jas ir su rankinė apskaita ir tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Ir tų iniciatyvų yra tekę matyti ir jos yra tikrai labai geros. Mes sakom, geras savininkas praėjo per savo teritoriją, pasižiūrėjo ir pasakė, kas yra netvarkoj. Be tokio savininko arba šiuo atveju specialisto vyr energetiko, nebūtų gerai tam direktoriui, marketingo direktoriui ir taip toliau. Tai nuo jo iniciatyvos galėtinai. Tačiau reiškia kažkokią daryti gilesnę analizę ir pastebėti, kad vieną savaitę nuo kitos šitai pakito kažkur tai elektros suvartojimas yra ganėtinai sudėtingas. Su išmaniaja energijos resursų apskaita galite iš karto pasakyti, kiek buvo suvartota ne per mėnesį, arba netgi ne tai, kiek buvo suvartota per gamyklą, o kiek buvo suvartota specifiškai per mėnesį, per dieną, per savaitę ir konkrečiai kur suvartota. Iš Lesto jūs galite gauti duomenis, kurie sako, kiek jūs suvartojate elektroniniu būdu, puikia iniciatyva. Juos galite gauti ganėtinai dažnai ir juos galite gauti, kas valandą, kiek suvartojo gamykla. Kur viduj nuėjo tie duomenys? Kas juos žino? Kaip tas suvartojimas kito, jeigu mėnesio sąskaita didėjo ne iš esmės, kaip tas suvartojimas kito? Gal per vieną savaitę buvo galima ženkliai sutaupyti. Ar tai buvo efektyvu, ar kažkokių atskirų įrengimų elgsena? Tai yra suvartojimas nepakito, kas gali būti indikacija, arba jis perkrautas, arba jis nedakrautas, arba jisai ruošiasi sugesti, ypač jeigu tai kondicionierius. Tai ten pats lengviausias daiktas. Kondicionierius palaiko temperatūrą, pradėjo valgyti elektrą, nereikia ten labai daug smegenų, kad žinotum, kad pats laikas nueit pasižiūrėti, kas jam darosi. Ar šaldymo skystis baigia išgaruoti, ar dar kažkas. Ir leidžia daryti labai paprastą, bet patokį dalyką. O kaip tą veikiantį įrengimą palyginti, ar jis teisingai ir efektyviai veikia su kitais? Daugelis specialistų sako, mes nuvažiuosim pas mūsų kolegas ir pasidalinsim su jais geriausią praktiką. Ką jie daro ir kaip jie daro. Kas yra seniai egzistuojantis dalykas, tai yra praktiška, patogu ir dažniausiai taip vyksta. Mes nuvažiuosim pas kolegas Latvijoje, mes nuvažiuosim pas kitus kolegas, galų gale kažkur kitur pasišnekėsim, kaip sprendžia. Puikia idėja. Jeigu yra galimybė ir jeigu tai yra keletas tokių pačių įrengimų, gamyklų, parduotuvių, ko tik tai norite, ar galima palyginti ir palyginti ne tik tai geriausias praktikas, ką žmonės kalba, bet ir skaičius, kiek suvartoja. Konkurentai be abejonės to nesidalins, tačiau jeigu jūs galite tai padaryti pas save, kuo puikiausiai. Jeigu yra ceche kelios linijos, jūs galite pažiūrėti, kaip tos linijos tarpusavė dirba, kurie efektyvesnė ir prie kokio apkrovimo. Mums yra tekę matyti pavyzdžių, kada prie apkrovimo tokio šita yra geriau, prie apkrovimo kitokio šita yra geriau. Šaldymo įrengimai lygiai taip pat, jeigu jisai padarytas vieno tipo dirba 300% galingumu, šitie yra geresni, kiti dirbdami 300% galingumu yra ženkliai mažiau efektyvesni. Vienodai labai retai kada būna. Rankomis visą tai stebėti ir sugaudyti sunku. Šaldymo įrengimas suvartoja daug, kaip taisyklė. Ganėtinai nemažai. Ir ką mes tuomet pastebėjom, labai paprastą dalyką. Prietaisai ir įrengimai yra įrankiai, be kurių nieko nevyks. Kada mums buvo balsavimas, dalis iš atsakymų. Tie, kurie kėlė rankas ir sakėt, kad tai yra prietaisai, absoliučiai daug tiesos. Be prietaisų užsimatuoti ir pasižiūrėti niekaip neišeis. Rankom ten šilta, šalta nepasimatuosi. Tačiau jie teisingai vartojami turėtų patapti į sistemą, kuri tai daro nuolatos, o ne tai, kada atėjo geras specialistas ir pasižiūrėjo, tam, kad visai įmoniai sukurtų vertę, kas iš principo yra sumažėjusios sąskaitos ir energijos sąnaudų valdymas. Šitą gali padaryti ir šitą moka padaryti ir šitą sugeba padaryti tas sluoksnis, kurio riba labai jau taip paprastai sakant yra technikos direktorius. Technikos direktorius suvaldo. Kaip ir sakiau, generalinis direktorius gali iškelti norą,
bet su žiniom jam bus ženkliai sunkiau, ypač jeigu tai yra gamyba arba kažkokia specifika. Aš sakiau apie įrengimus, aš sakiau apie žmonės. Aš sakiau, kad dar tenais yra procesai. Procesai pasirodo tokie dalykai, kad mes esam pasižiūrėjom, sakėm, žmonės dirba gerai, puikus, įrengimai iš principo yra geri, pradėjome eiti per procesus ir pradėjom rasti, kad, pavyzdžiui, įrengimai skaičiuoja visą apskaitą, kuri yra ant to vamzdžio, per kurį niekas neteka. Ir 600 litų per metus, 600 tūkstančių litų per metus į balą. Procesas. Procesas turi būti padarytas taip ir ataskaita, kad jinai būtų aiški ir paprasta ir kad visas tos informacija būtų lengvai suvokiama. Žmogus niekada nežiūrės ir nenagrinės visų tų dalykų, kada, jeigu tą informaciją reikės knistis po tokio dydžio Excelinės lentelės, tai turi būti lengva. Vizualizacija ir analizė, kiek jinai galima geriau padaryti, kiek aiškesnė, turi būti patogi. Tačiau patogi tiek specialistų inžinieriui, kuris prižiūrės, tiek pamainos meistrui, tiek vyr energetikui, tiek gamybos direktoriui, tiek galų gale tam pačiam finansų, marketingo, pardavimo arba visos gamyklos direktoriui. Tai turi būti ganėtinai lengva. Tam, kad neužkrauti žmonės darbo, nes labai dažnai girdime, o resursus iš už paimsim. Na, automatizuokit. Programinių įrangų pagalba. Trūksta resursų, kai tai automatizuot, pasimsit konsultantą, kuris yra reikalingas tam tikrą laiko dalį, nes visą laiko jums jo nereikės, žmonės patys išmoks ir darys toliau. Tačiau jo gali reikėti pusė metų, metam, na gal 3 metam, iki tai taps automatu. Jeigu gamybos direktorius pasikvies konsultantą, kuris pasižiūrėtų iš šalies, kaip viskas yra ir visą tai įdiegtų, ar tikimybė, kad konsultantas kažką ras, pašalinis žmogus atėjęs su akim, kurios yra šviežios, greičiausiai ras. Kartu su specialistais pasitars ir pasiūlys iš savo praktikos, nes jau yra matęs panašių dalykų kitur, kaip pakeisti, įmonės sprendimas tai daryti ar ne. Toliau, įmonės specialistas galės nuspręsti keisti ar nepakeisti ir jeigu pasiekė pasiekimą, kieno tai yra pergalė, konsultanto ar vidinio darbuotojo, tai yra vidinio darbuotojo pergalė, kuris problemą ne tik, kad jie išsprendė, bet dar pateikė kaip pergalę visiems likusiam. Problemų mažai kas nori girdėti, nes kai sako problemą pas visus rūgštus veidai, visi nori girdėti, kad problemą išspręsti ir kas iš to gerai gavosi, tai yra praeitį. Kuo puikiausia. Jeigu norit pasižiūrėti arba pasitikrinti, kas yra mūsų praktikoje, kur mes gavom vieną iš komentarų iš mūsų klientų, sakė, seniai įtariau, kad šitas įrengimas blogai paleistas ten prieš metus ar 2, bet, vat kaip įrodyti. O dabar pasižiūrėjom ir matom iš tikrųjų, kad netaip dirba. Ir be kita ko, kad ta vienkartinė akcija pataptų sistema. Jūsų žmonės turės laiką daryti tokias ataskaitas, pats samdykit išorinį. Padarys ganėtinai greitai. Nauda iš to, jeigu sekti automatizuotom priemonėm energijos suvartojimą ir kokia nauda iš to, jeigu jūs tą galite pasidaryti netgi nebūtinai viską savo rankomis, bet dalį prisitraukdami žmonės iš pašalies, jūs turėsite priemonę, kur yra diagnostika, kuri nustatys, kur negerai. Nepainioti su pakeitimu. Pakeitimas reiškia, jūs jau pakeitėt įrengimą, įrengimo sprendimą jau daro žmonės gamyklai. Konsultantas to įrengimo nekeis, jis gali pabaksnuoti pirštu. Ar tai yra apšvietimas, ar tai variklis, ar kažkas kitas. Pasaulis keičiasi, įranga keičiasi, viskas keičiasi. Jeigu turi tokią sistemą, kuri stebi, arba šiuo atveju išmanioji stebėjimo sistema, ganėtinai universalu. Pasikeitė įrengimas iš vieno į kitą, principas liko tas pats, ar šitas veikia geriau ar blogiau, kaip buvo prieš, kaip yra dabar. Pakeitėt kažkokį dalį savo sprendime, galioja ir toliau. Dažnai manęs klausia, gerai, tai mes pradėjom viską stebėti, mes pradėjom galvoti, mes tikrai labai norim, tai ką čia mes galim pasiekti? Pasaulinė praktika sako nuo 5 iki 15% nuo sąskaitos. Tai nereiškia, kad 15% mažiau elektros ar vandens ar šilumos, nuo sąskaitos. Nes be kita ko racionalesnis vartojimas. Žmonės pradeda galvoti, o kodėl aš tai vartoju čia, o gal aš galiu vartoti ten. Tai bendras suvartojimas nelabai pakito, tačiau jis nusistūmė į tą vietą, kur žymiai efektyviau. Galų gale gal instaliuotos galios mažiau reikės. Mūsų praktika Lietuvoje yra labai panaši. Mes gamyboje esame matę ir mažiau, ir 3%. Gerai sureguliuota viskas buvo, nelabai ką pakeisi. Esame matę ir daugiau. Vadovams, jeigu įmonės specialistai pateiks tokią info vadovams, vadovai bus laimingi, nes jie matys, kas darosi, jie matys, kiek kur galės analizuoti savo skaičius, kiek tik tai norės, tiek finansistai, tiek visi likusiai.
Jiems galima bus padaryti ataskaitų ar kitokių dalykų informaciją lengvai prieinama, kad jie suvoktų greitai. Ir jie tikrai labai džiaugsis, jeigu jiems bus pasakyta, kad specialistai galės tokį suvartojimą, ta prasme, tokį patobulinimą nuo vienkartinio paversti nuolatiniu.